Visumoji pirma pusė turbūt buvo nebloga, gal ne visa. Pavyko apsiginti ir turėjom greitų atakų galimybės ir buvo persvara 9 taškai, galbūt ją galėjom padidinti, ne viską užbaigėm ten greitam puolimui iš krepšio tokių metimų. Leidom, paskui sakysim, žaidė leidom rusams priartėti tik 2 taškais. Bet labiausiai nuvylė antrą pusę, žinoma. Kada mes trečio kėlinio pradžioj palikom visą koncentraciją ir tą visą agresyvumą rūbinį. Nors kalbėta buvo pasakyta apie tai, kaip mes tuo pačiu intensyvumu, tuo pačiu agresyvumu, bet tiesiog tokių duobių, kuriomis rusai pasinaudojo, perėmė kamuolius. Ne todėl, kad jie labai kažkaip tai ten ypatingai puolė, bet mūsų puolimas mums patiems pakeitė. 20 klaidų atlikome ir kas blogiausia, kad tą spaudimą, prieš kurį mes treniravomės ir vakar, ir šiandien iš ryto dar kartuojamės, kaip mes turim žaisti, mes mėtom kamuolius į alpus. Tas yra blogiausia, išmušė mumis iš vėžių tas rusų gynybų kaita, bet tiesiog mes nebesusiorganizuodavom, mes nebeatlikdavom savo derinių. Čia yra prasčiausia. Kovomės kiek galėjom, mes pakritalėjom gynybos, bet kaip pasakyti, kažko tai taip jau labai priartėti ir nepavyko. Trenerio, tai sutapimas, kad komanda žaidė gerai tuomet, kai aikštelė buvo Mantas Kalnietis, jam nebūnant šiek tiek blogiau sekėsi. Nesutapimas, aš manau, kad Mantas žaidė gerai, bet jisai šiek tiek pajuto vėl ten tokį, kaip pasakyti, skausmą, gal kažką tai pajuto negero ir mes nenorėjom rizikuoti. Tiesiog neišėmėm ir nebežaidėm. Mums jo labai trūko. Iš tikrųjų, bandėm Juškevičių, nežinau, jisai kažkaip sudrebėjo, išėjęs dvi klaidas. Aišku, kad man to trūko. Man to sveikatos problema patėlė. Kirkšnis yra, bet tikėkimės, kad ten mes nelaukėm, mes taip su juo susitarę buvom, kad jeigu jisai kažką tai pajus, neforsuos. Tai yra tos rungtynės, kurias reikia forsuoti. Trečiame kėlinyje vos po minutės ėmė pertraukėlę. Kaip nenormali situacija? Nenormali situacija, bet dėl to, kad ne visai išėjo, kaip pasakyti, aš jau pamačiau. Aišku, natūraliai, kad jinai per anksti buvo tą minutę. Bet sakysim, tokiose rungtynėse buvau piktelėjau ir tiesiog norėjau iš tą nelaukti, kol kažkas tai vyks, o iš to pradžio. 2 rungtynės parių praleido jau Antanas Kavaliauskas. Ar tai ženklas, kad jam neužtenka vietos visgi šimtų rinktinį? Nėra tokio ženklo. Žinote, vėl viskas taip susidėlioja. Su anglais po 2 pralaimėjimų Lietuvoje norėjome laimėti. Ir ta rotacija natūraliai buvo mažesnė. Pasirinkom taip. Ir jam išpuolė žmogui, kad jisai nepateko į tą rotaciją. Šiandien, jeigu atvirai kalbant, vėlgi varžovo tas vadinamas matchupas arba ne visai jo varžovas, tiek, kaip pasakyti, ar 4 ar 5 numeriai. Ir taip gavosi, kad vėl jisai nežaidė. Bet to mums reikia netruputį, mes galvojame apie tą kažkokią tai kokybę, mums reikia patiems to pasitikėjimo, mums reikia žaisti jau rimtai, ne tik tai bandyti. Dar liko 1 rungtynės ir matysime. Manau, kad ten duosim tiem žmonėms pasireikšti. O 12 šiaip turit mintise, ar 13 žaidėjų, ar 15 žaidėjų? Mintyse yra kai kurių dvejonių, bet palaukime iki paskutinių rungtynių. Treneris, čia galima sakyti, kad generalinė repeticija, žmonės žaidėt iš esmės
kažkiek mažesnė rotacija? Nu, mažesnė 9 žmonės. Bet toks jau artimesnis kovinėm. Tai žinoma, kad taip. Žinoma, kad taip. Norėjausi, sakau, reikia galvoti apie tą tokią dvasę komandos irgi. Kol kas dar mums nesigauna, kol kas mes neįdedam pakankamai pastangų žaisti kartu, kol kas mes nesame komanda. Mes daug gerų žaidėjų grupėje, bet mes nefunkcionuojam. Tik tai momentais galbūt žaidžiame kaip komanda. Tai yra per mažai, to gali neužtekti. Mes turim, kaip čia pasakyti, perlipti per save. Perlipti per save ir dirbti kaip vienas. Buvo aiškiai, kad Linas su Jonu nepasidalijo, kam bėgti. Paskui dar kažkas ten barėsi, žaidėjai puikiai pažįsta vienas kitą. Tai aš apie tai ir kalbu, kad mes šnekame daug ir kreipiame dėmesio į daug kitokius pašalinius dalykus. Mes kalbame su teisėjais, mes kalbame tarpusavį ne ten, kur reikia, aiškinamės ne tada, kad viskas. Ir šitą mes atkreipiam dėmesį ir toliau ir žinoma netoleruosiu šitą.